Išbandysiu duonelę su brokoliu. Dabar sutarkuosiu. Sutarkau brokolį ant tokios tarkos. Šitą dalį savo triušiui atiduosiu. Labai mėgsta brokolius. Išmandrėjo mano triušis. O visus šitus pilu į indą. Ir subėriau kepimo miltelius. Druskos. Maždaug taip, šaukštelį. Pipirų užbarstau. Aš norėčiau dar česnako. Kiek džiovinto turiu česnakėlio, tai tiek nepagailėsiu. Pas mane dideli 3 kiaušiniai, tai kol kas dedu 3 kiaušinius ir viską išmaišau. Jeigu reikės, dadėsiu. Naudosiu speltos miltus, kvietinius speltos miltus, bet aš iš akies. Ir jeigu trūks kokio kiaušinio, dadėsiu. Nieko tokio. Išmaišysiu dabar viską, žiūrėsiu pagal situaciją. Receptą radau, kad duonelę kepė, bet aš sugalvojau formelės keksiukų panaudoti ir iškepti formelėse. Čia iš vieno brokolio nedaug išeis, bet pabandymas bus. Kiaušinių pridėti neprireikė, pilu aliejus. Turiu aliejų tokį organinį, čia kažkokį bio natūralų. Šiek tiek pilu, permaišysiu, kažko kaip ir neblogo gavosi. Ir sugalvojau susikarpyti tokiais cukrukai, čia nelabai lygiais. Vieną ranką sunku parodyti, bet tiesiog įkirpau 4 pusėse. Ir kažkaip taip įdėsiu, prilaikydama įdėsiu tešlą. Ir tada bus gerai viskas. Nu va kaip rezultate, kaip atrodo keksiukai. Visai gražiai. Ir iškosim jau katę. Video tokį radau, tai ten nesako, ant kiek temperatūros, bet aš kokią ant 180 darau ir kokią 15 minučių tikrai stebėsiu. Temperatūrą dar padidinau 15 minučių, gražiai kepa, bet man norisi dar, gražiai atrodo, iškipas mane gal vienas šonas labiau kepa, aš apsuksiu skardą. O vienas šonas labai gražiai apskrudęs, vienu žodžiu, laukim. Nu va, manau, kad galbūt ir užtenka. Labai gražiai atrodo. Tikrai keksiukai. Išjungiu. Taip, užteko ne 15 antrą kartą, 10 minučių užteko. Tai va dabar atvės ir paragausiu. Neiškenčiu. Labai fainai atrodo, labai gražiai. Labai noriu išimti ir perpjauti kuo greičiau. Žiūrėkit. Jėtus, nerealiai. Tikiuosi, kad taip ir skanu, kaip atrodo. Iš to skanumo, kad taip skanu, nepaspaudžiau, kad filmuoju ir kad šneku, kad įrašinėjau, o pasirodo neįrašiau. Vieną suvalgėm su vaiku abudu. Tai va labai gražus, iš tikro. Žiūrėkit, kaip gražiai jisai iškepęs, nu aišku, nesufokusuoja. Labai skani duonelė. Bet kaip ir sakiau, mažiau druskos, mažiau česnakų, bet viso kita labai skanu. Labai. Na va, sūnui patiko. Davidai kaip? Skanu? Su brokoliais.